Piliakalnyje tiek gyvenvietėj. Tyrimai ir vienam ir kitam Piliakalnyje ir gyvenvietėj buvo vykdomi todėl, kad Šešupė plauna ir naikina šitą puikų kultūros objektą. Na ir kas nustatyta? Pagal tuos radinius keramika, brūkšniuotų paviršium, lygių paviršium, žiestą keramiką, darbo įrankius, papuošalus, galima sakyti, kad Piliakalnis apgyvendintas, įrengtas, tai įtvirtinta gyvenvietė įrengtas šiek tiek vėliau nei Meškučių, bet ko gero paskutiniais amžiais prieš Kristų taip pat. Ta rodytų brūkšniuota keramika, kuri taip ir datuojama laikotarpio iki Kristaus gimimo, 1 tūkstantmetis ir net ankstesni laikai, ir šiek tiek po Kristaus gimimo. Taip pat keramika, ta grublėtų lygių paviršium, kuri šiek tiek jau vėlyvesnė, taip kad įtvirtinta gyvenvietė čia įrengta, kaip aš jau minėjau, galbūt 1 amžių prieš Kristų, galbūt 2-1 amžių arba erų riboj. Na ir toliau gyventa, bendruomenė didėjo, gyventa. Žiesta keramika rodo, kad jau gyventa ir 2 tūkstantmečio pradžioj. Tai ko gero šitas Piliakalnis ir gyvenvietė, įtvirtintos, neįtvirtinta gyvenvietė užpylimo, taip pat gyvenvietės, galbūt sulaukė jau ir istorinių laikų. Dar vienas senovės perlas Marijampolės savivaldybėje Varnupių Piliakalnis. Tai vienas gražiausių regiono piliakalnių. Piliakalnis įrengtas vėl pagal turimus duomenis, o tie turimi duomenys yra iš 1971 metų Prano Kulikausko kasinėjimų Piliakalnyje. Piliakalnyje buvo ištirtas šiek tiek mažesnis nei 200 kvadratinių metrų plotas. Na ir atskleidė tam tikras paslaptis, kad Piliakalnis įrengtas 1 tūkstantmečio prieš Kristų pabaigoj. Na ir naudotas labai ilgą laiką, galbūt iki 2 tūkstantmečio po Kristaus pradžios. Gerai įtvirtintas Piliakalnis, visa nedidelė Piliakalnio aikštelė iš visų pusių apjuosta molio pylimu, iki 5 metrų aukščio molio pylimu, ir tada vidinėje dalyje buvo pastatai. Na ir aš jau minėjau, kad ne tik pylimas, ne tik kalva pati gynė, šlaitai pastatinti matom, kad sunkiau būtų prieiti. Na ir aplink tyvuliavo vanduo iš visų pusių. Na, yra tokie kaip ir padavimai, kad čia iš tų palių, iš tų pelkių vedė slapti keliai, kūlgrindos, kažkokiu tai melioruojant tas teritorijas akmenų buvo rasta, bet tokie platesni tyrimai nebuvo atlikti. Dabar gretimoje aukštumoje buvo įrengta gyvenvietė. Piliakalnis, matom, ir apačioj apjuostas grioviu, nedideliu pylimu, ir viršui taip pat pylimas. Na ir dar kas įdomu, už gerų 100 metrų yra akmuo, mitologinis akmuo su iškaltais ženklais. Na, matyt, galbūt ant gretimos aukštumos buvo tokia ritualinė vieta, ką liudytų tas taip pat akmuo. Pastatai stulpinės konstrukcijos, antžeminiai pastatai, nedideli pastatėliai buvo tuo metu, židiniai, atviri židiniai, na ir įvairios ūkinės veiklos, ūkinės ritualinės veiklos taip pat šitoj gyvenvietėje buvo atlikinėjamos. Šešupės dešiniojo kranto aukštumos kyšulyje įsikūręs legendomis apipintas Lakinskų Piliakalnis. Jis gana didelis savo parametrais, bet ta didybė beveik iš jokio taško nėra įžvelgiama, nėra matoma, nes vakarinis Piliakalnių šlaitas ir pati viršūnė yra apaugusi daugiausia lapuočiais medžiais, todėl sunku įžiūrėti. O Piliakalnis iš tikrųjų yra ilgokas, jo ilgis taip siekia apie 80 metrų, plotis 16-20, aukštutinė aikštelė yra truputį mažesnė, aš kaip tik stoviu jos papėdėje, tai trikampių formos aikštelė, jos ilgiausia linija turi apie 20 metrų. Gal skaičiais daugiau čia ir nekalbėsiu, bet vis tik norisi pabrėžti, kada čia buvo gyvenama, tai niekuo neišskirtinis datomis šitas Piliakalnis. Žmonės aktyvesnė veikla aplink Piliakalnį ir slėpdavosi pačiame Piliakalnyje, tai 1 tūkstantmetyje ir maždaug iki 13 amžiaus vidurių. Vietovardis jau buvo žinomas 18 amžiuje. Tai jeigu 1784 metais dar čia nebuvo jokių dvarų ir priklausė
šitos žemės ir Piliakalnio teritorija gana įtakingam Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariūnų totorių giminės žmogui Haleckiui. Tai netrukus jau žinoma, kad šitas Haleckis čia turėjo dvarą. Dvaras buvo maždaug 400 metrų tai kryptimi, kur ir kažkada būtas senovinės gyvenvietės, kurią archeologai vis tik ankstyvuoju sovietmečiu aptiko, tyrinėjo, bet labai jau tokių rimtų archeologinių studijų čia nebūta, būta daugiau tokios peržvalgos, ribų kontūrų patikslinimai. Tai istorijos institutas čia labai daug tos iniciatyvos rodė. Radinių įspūdingų taip pat kaip ir daugelyje Marijampolės valdybės piliakalnių nebuvo aptikta, tai daugiausia buvo pasitenkinta įvairia keramika, ypač grublėtosios keramikos šukelių buvo nemažai čia aptikta. Šio piliakalnio viršūnėje yra jo pasididžiavimas – akmuo su žmogaus pėda. Pirmas jį aprašė pats Jonas Basanavičius. Matyt, kad tai buvo kažkoks tai ritualinis lietuvių pagonių akmuo. Sakoma, kad čia buvo deginama ugnis ir aukojamos aukos perkūnui, tai labai tikėtina, o visa kita yra daug maž legendos, kad ant kalno stovėjo ir bažnyčia ir nutikus kažkokiems garsams susmuko žemyn, tuomet žmonės padarė į bažnyčią nusileisti tokius vartelius, duris, jas praverdavo ir galėdavo patekti į bažnyčią. Tačiau kažkam nepatiko ir užriteno ant tų durų akmenį. Kitiems nepatiko akmuo ir jį vis nurisdavo. Tai ateidavo žmonės iš ryto, rasdavo akmenį nuristą. Bet jis, vėl kažkokiu būdu, dažniausiai iš putos nakties ir vėl čia atsirasdavo. Taigi akmuo buvo toks keliantis, galų gale žmonės sustaigys tai mintim, kad jis čia tegul būna ir niekur nekeliavė. O bažnyčios dar matyti niekas neieškojo, nors šita vieta yra 1954 metais kasinėta ir suprantama tų dalykų, apie kuriuos aš pasakojau legendoje, archeologai neaptiko. Ši vieta buvo patraukli ne tik seniesiems gyventojams, kurie išpažino pagonybę, bet ir gerokai vėlesniems dvarininkams. Pro čia, dabar aš kaip tik toje vietoje stoviu, ėjo bene pas artimiausias kelias vedantis iš Kalvarijos į Prienus, arba tiksliau į Marijampolės Prienų kelią. Dar Šešupės šalia prateka, tai pirmiausiai totoriai, kurie čia gavo žemės už tarnybą Lietuvos didžiojo kunigaikštystėje, kūrė dvarus, tai iš jų bene garsiausias buvo Haleckis. Po to įvairių kitų tautybių žmonės, tai po Napoleono karų minimas toks Murošek, po to jo Našlė dar valdė iki 19 amžiaus vidurio, o nuo 20 amžiaus pradžios šitų žemių savininkų tampa joks medvarininkas, visai nekilmingas žmogus, ūkininkas, kuris beje turėjo ir kelis tokius dvarelius, ir Vilkaviškio rajone, ir dabartiniai Marijampolės valdybėje. Tai Aleksa. Jų ne vienas buvo, tėvas sūnų perdavo ir taip toliau, tai vardai buvo įvairūs, Jonas, Juozas ir panašiai. Bet šioje šeimoje augo, gyveno ir bene pagrindinių tokių dvarų savininkų, gal 5 paskutinius tarpukario metus buvo žinomas Lietuvoje asmuo, daugelį ne vieną kartą buvęs ministru, tai Jonas Pranas Aleksa. Čia atvykdavo pas jį dailininkai, pavyzdžiui, dailininkas Eidukevičius yra tapęs drobę su šiuo kraštu ir jam ministras sumokėjo už tą drobę 500 litų, gana taip įspūdingai prašoma pati kelionė, kaip jis atvyko geležinkeliu, išlipo Lakinskos ir čia praleido labai puikų laiką, apie savaitę čia buvo. Deja, Aleksų šeima iš čia buvo ištremta, sodyba vėliau apleista, buvo įsikūrusi kolūkio kontora, dar pastatas atgimimo metais tokių apverktinų būklį stovėjo, deja vėliau neliko. O dabar užkopkime į balno formos Šakališkių piliakalnį. Jis įeina į piliakalnių grandinę jungiančią pietinę Sūduvos dalį su Nemunu.
Jis bene įspūdingiausias turisto akiai, tiesa užkopti į jį sudėtinga. Buvo jis apgyvendintas pirmajam tūkstantmetyje prieš Kristų, savo istoriją baigė ir kažkur 13 amžiuje ir po to Piliakalniu nebuvo naudojamasi ir gyvenvietė, kuri buvo netoli Piliakalnio, taip pat buvo apleista. Tai patvirtina ir istoriko archeologų tyrimai daryti pirmaisiais pokario metais. Labai įspūdingų čia radinių nerasta. Tačiau vis tik tai toks yra įdomesnis, retesnis Piliakalnis, gerai sutvarkytas. Jis vienas iš didesnių, yra 80 metrų ilgio, 60 metrų pločio, gana aukštas ir statoki šlaitai, aukštis siekia iki 10 metrų. Viršuje ant Piliakalnio yra bent du piliakalniai, tai jų pylimai, jų aukštis svyruoja taip nuo metro iki pustrečio. Pažiūrėjus iš viršaus atsiveria labai graži panorama, nes Piliakalnis įkurtas Šlavantos kairiajame krante, kur jį įteka dar vienas bevardis upelis. Na ir visai šalia priešas įteka Įgla. Tai tokia klampesnė vieta buvo labai dėkinga įsikurti ir čia tikrai būta kūlgrindų, jų pėdsakų yra rasta, jos visos orientuotos daugiau šiaurės rytų kryptimi, tai link Nemuno, link tų kitų Piliakalnių. Tyrinėtas buvo Piliakalnis galbūt labiau mėgėjiškai, daugiau archyviniuose dokumentuose dar 20 amžiaus pradžioje, tai šio krašto kraštotyrininkas Juozas Radziukynas, juos yra prašęs Sūduvos krašto leidybos knygelėje. Domėjosi Basanavičius, netoli kunigo dirbęs Jonas Totoraitis, o 1935 metais valstybinė archeologijos komisija nusprendė jam suteikti saugomų objektų statusą ir jis nuo to laiko buvo įtrauktas į tokių paminklų sąrašą, o vietinis ūkininkas Pardė Karalius buvo įpareigotas jį saugoti, neužsiiminėti ūkinę veiklą ir sudaryti visas sąlygas norintiems aplinkiniams pasidžiaugti, pamatyti šitą Piliakalnį. Reikia pabrėžti, kad jis yra minimas čia visai netoli gimusio ir augusio poeto rašytojo Vinco Mykolaičio Putino kūryboje, prisiminimuose. Bet dažnai žmonės painioja šį Piliakalnį su Aušrakalniu. Tai Aušrakalnis yra dar apie gerą kilometrą nuo čia į rytus, tai yra visai kita kalva, kuri nepriskirtina yra prie Piliakalnių. Čia laikėsi ir rašytojo kaimynas, artimiausias kaimynas, ministrų kabineto reikalų vedėjas, generalinis sekretorius Vincas Mašalaitis. Taigi toks tas Piliakalnių palikimas yra ne visai eilinis ir gerbtinas. Lietuvoje yra apie 1000 piliakalnių, iš jų per 100 pritaikyta pažinimui ir lankymui. Piliakalniai – tai mūsų krašto istorijos liudininkai, menantys šimtmečiais trukusias mūsų protėvių kovas už savo žemę, laisvę ir tikėjimą. Piliakalniai tai yra visų pirma įtvirtintos gyvenvietės, bet tos įtvirtintos gyvenvietės įrengtos arba atskiruose kalvose, kaip kad Varnupiuose, arba kalvų dalyse, pailgų dažnai kalvų dalyse, arba dar neretai yra aukštų krantų kišuliuose, ir šiaip reljefe, aukštam reljefe išdėstyti gynybiniai objektai. Piliakalniai atsirado, vėl kada Piliakalniai atsirado, yra nemaža problema. Ir įvairias datas archeologai nurodo, bet dabartiniais duomenim Lietuvos teritorijoje, Rytų Baltijos regione Piliakalniai atsiranda tos įtvirtintos gyvenvietės, jau kitokio lygmens įtvirtintos gyvenvietės 2 tūkstantmečio prieš Kristų. Sūduvos regione Piliakalniai vėlesni jau ir tokio tipo gyvenvietės įrengiamos pagal mūsų turimus duomenis maždaug 1 tūkstantmečio prieš Kristų vidury, antroj pusėje. Kodėl vėliau nei kai kuriuose kitose Lietuvos dalyse teritorija buvo gana pelkėta ir sunkiai prieinama. Nuo Nemuno pusės vėl pelkėtos teritorijos, Šešupės aplinkoje pelkėtos teritorijos,
bendruomenės matyt buvo gana skaitlingos, gana gausios ir matyt jiems to užteko, tokio gamtinio gynimo. Na, pirmo tūkstantmečio prieš Kristų pabaigoje situacija pasikeičia, atsiranda geležis ir matyt jau reikėjo tas įtvirtintas gyvenvietės ir šitam regione įrengti. Dabar dar vienas dalykas ir Varnupių atvejais rodo, kad prie ežerų pelkėtose teritorijose taip pat tokios gyvenvietės įrengiamos ir štai buvusio ežero, dabartinių vadinamų Palių pietiniai daly, puikiai natūrali kalva buvo panaudota vėl pirmo tūkstantmečio prieš Kristų matyt pabaigoje tokią įtvirtintą gyvenvietę įrengiant. Dabar kitas dalykas, aš jau minėjau, pirmieji piliakalniai įtvirtintos gyvenvietės įrengiami antro tūkstantmečio prieš Kristų pabaigoje. Na ir tokio pobūdžio gyvenvietės, žinoma, jos buvo vis tobulinamos, gynybiniai įrengimai tobulėjo, pylimai, griovėjai atsiranda ir išliko iki maždaug 14-15 amžiaus ribos. Taip, kad matom, gerus 2000 metų buvo tokio pobūdžio įtvirtintos gyvenvietės Lietuvos teritorijoje ir aplinkinėse teritorijose naudojamos. Jų reikšmė, aišku, yra svarbi, be jokios abejonės, tai gynybiniai visų pirma centrai, tų bendruomenių, skaitlingų bendruomenių gynybiniai centrai, gyvenamieji centrai, administraciniai centrai, net religiniai gali būti centrai. Yra tam tikrų duomenų, kad tam religinės apeigos buvo kai kuriuose piliakalniuose taip pat atlinkinėjimos. Ir administraciniai, politiniai centrai, kurie padėjo ir laikotarpį iki Kristaus gimimo ir iki pat valstybės atsiradimo pradžios, padėjo apsisaugoti nuo skaitlingų gausių priešų, kurie puolė šias teritorijas. Ir galima sakyti drąsiai, kad padėjo baltų tautoms, baltų gentims atsilaikyti ir nuo aplinkinių priešų, gausių karingų priešų.